esu Ieva Trinkūnaitė ir mano tapybos kūrybinis darbas vadinasi Pasislėpus vonioje. Šį savo darbą aš atlikau aliejinę tapybą ant drobės. Ir šio savo darbo aš noriu parodyti, kaip žmogus vaikystėje jaučiasi norėdamas izoliuotis nuo aplinkos. Būtent vaizduoju mergaitę savo vaikystės ir paauglystės amžiuje, kada ji gyvena būtent savo šeima ir norėdama atsiriboti nuo aplinkinių, jis slepiasi vonios kambaryje. Ši tema man kilo ne tik iš savo pusės, bet tiesiog pabendravus su aplinkiniais, man daug kas sakė, kad jie taip pat jausdavosi vaikystėje. Būtent vonios kambarį pasirinkau, o ne, tarkim, tualetą arba sandėliuką, dėl to, nes vonia yra švari aplinka. Joje yra veidrodis, kaip vonia, kilimėlis joje yra šilta. Taip pat vaizduoju mergaitę, kuri yra su kiškio ausimis. Ir tą aš noriu parodyti, jį užsideda kaukę ir taip tarsi paslėpia savo vidinį aš ir gali įsijausti kitą vaidmenį, taip dar kartą pasislėpdama nuo kitų. Būtent per aplinką, vaizduodama aplinką, aš noriu parodyti, kad tai yra mergaitė, nes tai yra mergaitiškos spalvos, būtent ta rožinė ir šviesiai žalia. Taip pat kilimėlis mano darbe vaizduoja sumišusią sąmonę, kada žmogus yra pasimetęs ir nori pasislėpti nuo kitų. Mano darbe vaizduojami nubėgimai taip pat primena vonios kambarį, tarsi viskas lyg aprasoja ir bėga nuo veidrodžio. Veidrodis tiesiog lyg praplatina visą mano vaizdą drobėje, nes atsispindi kitą kambario pusę, kaip pavyzdžiui durys. Ir šis darbas man padėjo labiau įsigilinti į žmogaus vidų, nes vaizduodama būtent per aplinką, per visą per interjero detalės aš noriu parodyti žmogaus vidų ir manau, kad spalvomis geriausiai tai galima perteikti. Tai tiek. Ačiū Ievai. Ar turit klausimų Ievai, ar pastebėjimų? Norėčiau tokį klausimą paklausti, ką žiūrovas turėtų suprasti? Ar tu galvoji apie žiūrovą? Ar žiūrovas turėtų grožėtis, ar jis turi išsikasti kažko? Jis turėtų pasigrožėti ir sukelti jam kažkokius jausmus, lyg tarsi jis prisimintų gal save vaikystėje ir galėtų pasakyti, ar ir taip jautėsi. Ar jis jautėsi tame vonios kambaryje, jeigu jis irgi slėpdavosi taip pat jaukiai ir patogiai, kaip kad aš noriu vaizduoti savo darbe.